tęsiame inkstų temą, tikrai vasario mėnesis, tai šiandien turbūt yra ne vienas pastebėjęs kai kurios kažkokius tai simptomus savyje, tai yra kažkas tai skundžiasi, galvos svaigimais, dauguma pasako, ausis užgulė, ten zyzimas ausyse, ten atsirado sierus kamščiai, reikia į sierus kamščius valyti ir tam atsiranda priežastys. Paprastai tai, manau, ten ausų tos landos susiaurėjusios, dar kažkas tai tokio, bet visiškai nesusiję su tuo, kad landos ten susiaurėja dar kažkur, tai yra susiję grynai su inkstais. Zyzimas ausyse, spengimas ausyse, užgulimas ausų, klausos sutrikimai, regos sutrikimai ir nosies tos pasisnargliojimai rytinė, tai yra viskas, tai yra mūsų inkstai. Ir pratęsiant sausio mėnesio inkstų funkciją, tai yra inkstų darbas, pagrindas yra valyti mūsų kraują, išvalyti mūsų kraują, taip nuo toksinų, išnešti druskas ir pagrindas yra kada mes išnešime toksinus iš savo organizmo, aišku, mes trupučiuką jausimės ir tokį tarsi lengvesni, kai sako, to tokio sunkumo, bus nuimtas sunkumas, bus nuimtas nuo kūno. Kitas, sakyčiau, dar dalykas yra tai, kad inkstai tai yra toks organas, kuris praktiškai tai, serga, silpsta gana lėtai. Ir, kai sako, yra du susirgimo atvejai. Tai yra staigus inkstų susirgimo atvejis, kurį mes galim gydyti, išgydyti, jeigu laiku susigrėbėm, jeigu mes pajutom simptomus apatiniai nugaros dalyje, tiesiog, praeis, ar masažas, dar kažkur kažkas tai padarėm, kažkokius tai vaistus susileidom, skausmą, įtampas nuimančius ir mes pereinam prie kito etapo, kur yra negrįžtami procesai inkstuose ir tada jau mums pasilieka dializės arba laukti donorų. Ir kas svarbiausia, tai yra ir šiandien tam tokiam laikmetį, kada žiemos, iš tikrųjų mes mažiau ir judam. Ir būna tai, kad žiemos laikotarpiai mes matom, kad ir kraujo spaudimas gali būti padidėti arba šaukiniai kraujo spaudimas. Tai yra visas kraujo spaudimas, tiesiog ritmo sutrikimas, permušimai, yra susijęs su inkstų darbu. Taip, toliau yra inkstų nepakankamumo simptomai, tai kokį tuos, kuriuos tiesiog reikėtų atkreipti dėmesio, tai yra mažai šlapimų ir reiktų pasižiūrėti, kiek mes išgeriam skysčių. Šitoj vietoj reiktų sudėti ne vien tik tai tą gryną vandenį, ką mes geriam, arbatą, kavą, bet reiktų pridėti lygiai taip pat, kiek mes suvalgom sriubos, kokia ta sriuba yra tirštesnė ar skystesnė, lygiai taip pat ir kiek mes suvalgom daržovių, vaisių, kurios yra sultingos. Antras, tamsiai geltonas šlapumas, tai yra vėl parodo, kad mūsų organizmas be galo yra užterštas ir lygiai taip pat eina nemalonus kvapas. Šlapumas turi būti šviesus, šviesi gelsva spalva, kaip čia, tai yra be kvapas, be nuostygų, jeigu mes parinktume. Dažnas nuovargis ir paprastai taip, kai sako, mes kada toksinų mažai išvedam iš savo organizmų, nori, nenori, tą nešulį mes nešam. Dusulio pojūtis, tai yra palipom laiptais, 2-3 aukštus, mes jau turim pastoviai, tai yra, kai sako, dar mankštą, jeigu įdėt judesį, jeigu mes gyvenam ten 5 aukšte, liftų turim, pasikėlėm į 9 ar 12 aukštą, leidžiamės tada žemyn, mes tada tiesiog pajudysim limpą irgi tas judesys juosmens srityje duos ir stimulą inkstam padirbėti daugiau.
skausmas apatinėje nugaros dalyje. Tikrai žiemos laikotarpiu į pavasarį daug kas skundžiasi. Ir tai čia nervų šaknelių uždegimas, tai čia pasitempiau, tai čia paslydau, tai randam visą laiką pasiaiškinimą priežasčių. Pėdų, patinimai, pastovus kojų šaltis. Ir yra žmonių, kur, kai sako, einu gult su elektrinė pagalvėlė arba paklodė elektrinė su karšta kažkokia tai puslė arba su vilnonėm kojinėms, man kojom šalta. Kojų šaltis nepaimam žemės seniai bus. Aukštas spaudimas, tai kaip aš minėjau, kad yra toksinai ir kada mes kraujotakoj visam organizme turim daug toksinų, kyla kraujų spaudimas. Karščiavimas aukštesnis nei 39, tai gali šitą temperatūrą tęstis gana ilgą laiko tarpą, tai gali savaitę būti, gali būti, kad vieną dieną pakilo temperatūra, kitą dieną tos temperatūros nebėra. Ir temperatūra, kas svarbiausia, gali būti ryte, iš ryto jinai yra, bet vakariniai dalyje jinai nusileidžia temperatūra. Apetito stoka, pykinimas, einamas, tai sako, noriu kažką, tai bet nežinau, ko noriu. Tas neskanu, tas neskanu, vat kažkada tai buvo duona skani, dabar nei ta duona neskani, kad kažkoks tai mėgstamas produktas, kuris bus tikrai prarado skonį. Tai vėl reikia žiūrėti su mūsų apetitu, kas yra. Dažnai mėšlungiai blauzdose, tai yra vėl didžiausia apgaulė, kaip visą laiką daugumoje pasakau, perka magnį, ne magnį reikia pirkti. Jeigu mėšlungis traukia, blauzdas traukia, padus, tai yra inkstų problema. Drebulys ypač rankose, tas toks žiemos laikotarpį, paėmė iš aukštą, sako, tiesiuosi ir drebu, ir mes tą drebulį nuo inkstų pernešam ant Parkinsono liga, dar kažkas tai. Yra inkstų problemos daveda į parkinsonizmą. Prastai tai yra šitos du dalykus kartais gydytojai, taip, jis nuima tą simptomą, bet priežasties reikia ieškoti inkstuose. Dilgčiojimas rankose ir kojose, gali būti toks jausmas tarsi dilgėlėm pačiupinėti, va toks badymas tada teilių. Ausų užgulimas, sieros kamščiai, sutrikus klausa, taip. Čia yra dar dasijungia ir kitas momentas, kada pas mumis yra grybų. Ir kada mes turim grybų, žiemos laikotarpį mes mažiau vaidinam patalpas. Ir kažkur tai daugiau nueinam į sandėliukus, ten, kur yra tų pelėsių. Automatiškai organizmas jis nori apsisaugoti, jis gaminas yra. Bet vėl, jeigu yra inkstai, pas mus su problema ir neišveda toksinus, automatiškai tie kamščiai gausis. Įtampų sprandės. Tai visa sprandų dalis, štai va šitą, kur mes einam masažus daryti. Čia gali būti patinimai ir toks ant nugarinės dalies tarsi nešulys. Čia yra inkstų meridianas. Inkstų meridianas prasideda galva. Nuo inkstų darbo veiklos priklauso uoslė, skonis. Jis eina čia ir leidžiasi čia per nugarą ir stuburą apima visą stuburą iš abiejų pusių. Maždaug po 2 cm leidžiasi per nugarinę dalį žemyn į padą ir kyla. Taip, susilpnėjus inkstų funkcija daro žmogų inertišką, tai yra, gali būti ir jaunas, nesvarbu, ar tu vyresnis, ir čia mes kalbam vieną temą, peršokom prie kitos temos, jis tiesiog tarsi nesiorientuoja, negali persijungti greitai. Bevalis, kai sako, toks, kur pavadysi, ten eis ir paprastai tai galime mes nueiti į nusikalstamas kažkokias tai grupuotės, nes rodos čia tėvai kalba, ypatingai reiktų atkreipti į vaikus, čia tėvai kalba, čia rodos viskas supranta tas problemas, kurios yra, bet tiesiog paėmė ir kažkas tai pasivadino, kažkur tai nuėjo ir ne taip padaro, kaip kad turėtų padaryti. Dekantrumas, kai sako, čia griebėm vieną daiktą, darėm, nedadarėm, numetėm, nubėgom kitur, tokį neišbaigtumas, skubotumas, baigštumas, visko bijau, negaliu susikaupti ir to reiktų padaryti, bet nepasitikėjimas savim, melancholiškas, taip nepasitikėjimas savo jėgomis ir pagrindė priežastis viso to, tai yra mūsų nekokybiškas maistas, reikia žiūrėti, ką mes valgom. Ypatingai
kada gyvename daugiabučiuose, tiesiog reikėtų pasitikrinti, kokį mes geriam vandenį, nes šiandien dienai vandens, sakykime, įmonė, kuri duoda mums tiekiamą į vandenį, vandens pH daro kažkur tai maždaug apie 5. Tai yra pats didžiausias priešas mūsų inkstam. Vanduo turi būti pH 7. 7-8 mūsų pačių pH yra 7,3. Ir tai reiktų pasitikrinti, kokį mes gaunam vandenį. Jeigu mes gaunam tą žemų pH vandenį, mes automatiškai tiesiog sodinam inkstus. Ir kitas momentas, kada testuoju aš ir mes padarom maisto toleravimo testą ir vėl tiesiog pasižiūrėti į tuos produktus, kuriuos nerekomenduoja vartoti, tai tiesiog jų vengti. Susitvarkėme inkstus, susitvarkėm, sakykime, savo organizmą. Aišku, tie neigiami produktai, jie nebus visam gyvenimui, kuriuos jūs negalite valgyti. Ateis tas momentas, kad jūs galėsit valgyti. Aišku, tai ir vėl priklauso tą produktą, ar mes jį galim valgyti, ar mes jį negalim dar ir nuo žarnyno, ar suvirškina, ar yra pakankamas fermentų kiekis. Kaip dabar galime save pasidiagnozuoti šiandien dienai, kokia mūsų inkstų padėtis? Mes turim ausį, taip, ausis trupučiuką primena patį inkstą, kaip kad inkstas atrodo, ar ne? Šiandien mes kompanijoje turim pakankamai labai daug kremų. Mes apie juos vėliau kalbėsim. Ir kartais mes pasidedam tuos kremus ir tarsi, nežinom, ką su jais daryti. Tai darbas būtų, kad mes save galėtume prasidiagnozuoti ir pasitikrinti, kaip ten pas mumis su tais inkstais. Ir tai yra mūsų ausis. Tai tiesiog galėtume mes visą tą padaryti. Paimam rankutės pasišildom, nes turi būti ranka šilta. Imam didįjį pirštą ir dedam į ausies štai landą, į šitą landą dar. Ir pasukam. Ir pagal visus vingius mes iškynam per visą tą, išeinam į patį apačią. Šita dalis ir šita dalis landos visur, tai yra šlapumo pūslė, inkstai, taip, gimda ir tiesiog paėmėt va čia. Ir su tuo, kada sukremukas bus slidu. Ir tiesiog pasitikrinat, pasižiūrit, ar nėra kažkur tai guzdelių, ar spaudžiat neskauda. Paėmėt ausies patį kaušiuką ir visą jį pračiupinėjat praspaudų. Jūs čia padarėt inkstų masažą, padarytą su tuo. Ir kada mes patikrinom ir su abiem rankom pasukat taip, kad jūsų ausų visas kaušiukas būtų šiltas. Tai turėdami kremus, tą tikrai padarykit. Čia pats geriausias dalykas ir rytas ir vakar. Tada atsikėmš mūsų užgulimas ant ausų, to zyzimo nebus, pagerės klausa, nes suaktyvinat jūs kraujotaką. Suaktyvinot kraujotaką automatiškai pagerina mūsų klausos ir būgnelį visą tą sistemą. Aš nesu šitų srities specialistas, bet tiesiog pagalbas sąlygoje turim. Dar vienas pagrindinis turbūt už kurį atsakyti inkstai, tai yra pati pagrindinė inkstų funkcija. Tai yra palaikyti kaulų čiulpų, audinių, iš visą skeleto sistemą. Vėl pilnamas ženklas, jeigu pas inkstus jau kažkokius tai problemytės atsirado, tai yra praplikimas. Ir pasižiūrėkim, daugumoje tai vyrai praplinka viršutinė dalis, vidurys galvos viršutinė dalis į smilkinius eina. Dantų sveikata, nes atsakinga inkstai už kaulus ir dantų sveikata, lygiai taip pat. Ir kada pas mumis yra daug toksinų, mūsų organizmas turi lėtinį uždegiminį procesą. Tas, kas pas mane testavotės ir jūs gaunat tas diagramas, pasižiūrėkit, jūs yra raudonas ir kitą kartą sakai, jūs pasustas, dar aš nieko nejaučiu. Ląstelių lygmenį jau yra prasidėjęs procesas. Ir kada mes turim lėtinį uždegiminį procesą,
tada pas mus prasideda, gali būti netgi ir pas vaikus, pieniniai dantys karisas. Mes sutaisėm dantukus, sudėjom bliombas, uždegiminį procesą nenuėmėm, organizmas yra užrūgštėjęs, toksinų daug, atsiranda karisas tarp danties ir tarp bliombų, nelaiko bliombus, pas kažką tai būna, kai sako, tiesiog bliombus keičiam kas metus ar kas pusantrų metų, ne kitą kartą į metus 2 kartus. Tai yra tikslas nuimti uždegiminį procesą, kada nuimsim, tada bliombus laikysi, pas stomatologą, jūs eisi tikrai daug rečiau, nebus ten dantų problemų. Tai kontroliuoti skysčių kiekį, su visų sveikata susiję ir charakterių bruožai, tai yra ryžtingumas, taip valia, stiprybė, geras maistinių medžiagų pasisavinimas, nes jeigu valgom ir tiesiog nepasisavom, tai yra tuščias valgymas, tuščias maisto gadinimas. Valia, seksualumas, spermos ir kiaušialąsčių gamyba. Taip, čia yra susiję ypatingai, reiktų atkreipti dėmesį jauniems žmonėms, kas neturi vaikų, čia yra sprendžia nevaisingumo problemas. Taip, reikia susitvarkyti inkstus. Kitas dalykas, kaip susitvarkyti inksus, tai yra, mes turim begalės amebinių, vienaraščių, pirmonių, kurie plinta ir lytiniu keliu, ir per gleivines plinta. Ir kada mes, kai sako, tą tokį laisvoką gyvenimą gyvename, mes dalinamės tais vienaraščiais parazitais, tai nereiškia, kad kažkokį mes simptomą galime jausti, mes galime ir nejausti tų simptomų. Ir tas didesnis kiekis tų parazitų apima visą lytinę, visą šlapimo sistemą ir mums gali duoti ir cistos, ir miomus, ir nevaisingumų problemus, ir taip ėjimas į gimdos kaklelių onkologiją, į visas kitas ligas. Vyksta šarminė terpė. Taip, tas aktualu vandens pH. Ir kada šarminė terpė vyksta anksti, laiks nuo laiko reikėtų padaryti savo organizme nepatogias sąlygas gyventi vienaląsčiam parazitam. Vienaląsčiai parazitai tai yra ir trichomonados, ir lemblijos, jų labai daug yra. Jeigu kas testavus, pasižiūrėkit, kiek ten yra. Kiek mes ten turim. Gali būti ir informaciniam lauke stovėtis, dar gali fiziniam kūne ir nebūt, bet parazitų vienaląsčių labai daug yra. Ir jais mes galim užsikrėsti per šaukštus, bliūdus, šakutes besibučiuojant, pas stomatologus, per nenuplautus vaisius, daržovės. Ypatingai vaikai taip gali parsinešti ir iš darželių. Kada vienas vaikas skandų saldainiuką pasidalino su kitu vaiku, mes susitikom, mes pasibučiam vaiką, arba mes patys suaugę pabučiuojam vaiką, mes jam užnešam. Tiesiog dalinamės, pasidalinam. Tai rekomenduočiau pasidaryti į metus nors 2 kartus savo organizmo nušalinimą. Tai yra su soda. Aš turbūt daugumą tą esu sakęs, kad nepilnas sodaus šaukštelis užpylėt verdančiu vandeniu, nugesino, dapylėt šalto vandens ir išgėrėt maždaug 40 laipsnių temperatūros vandenius nušarminot, šarminę terpę pasidarėt, šarminė terpė nepalieka galimybės daugytis vienaląsčiam parazitam. Taip, ir kadangi inkstų meridianas yra pats ilgiausias, prasideda mūsų galva, baigėsi padais ir mes paimam žemės energiją. Taip, štai kur yra tas inkstų meridianas, taškas inkstų. Ir čia vėl mes turim kremus. Rytinis mūsų ausytės ir mūsų lygiai taip pat kojos. Mes galim pamasažuoti, paaktyvinti. Kada mes pamasažuosim, paaktyvysim šitą tašką, šitas taškas vadinasi ilgamžiškumo taškas, gyvybės taškas. Nusiims ir nuovargis nuo kojų. Kojos tai yra padas mūsų visas dienos judėjimą, mūsų visą kūną laikantis. Ir kojų mes mažiausiai turbūt dėmesio skiriam, jeigu mes veidui tepam kremukai ir žiūrim, kad čia mes labai gražiai atrodytum. Bet tas veidas, visas veidų mūsų raukšlis, viskas priklauso nuo kojų taško.
taip, kad norim ilgai gyventi, norim nepasent, dirbam su kojom, mylim kojas ir pamasažuojam tą tašką. Tai yra ir gyvybė, ir energijos gausimas. Taip ir, kadangi tikrai turim gausų kremų pasirinkimą, tai va tiem dviem naudodami taškus ir ausis ir lygiai taip pat su tais pačiais kremais jūs galite pamasažuoti ir sprandą, ir rankas, ir pečius, ir alkūnės, lygiai taip pat ir kojas, pradedant nuo padų, kylant į viršų, ir sąnariukus, ir viską. Taip, iš visų populiariausių kremų, ką mes turime žalią kremą, masažinį kremą, aš jau net nedėjau tų kremų, nes tikrai jiem reklamos nereikia, jūs dauguma esat išbandę tą kremą, žinot tų kremų poveikį, bet kitus kremus gal šiek tiek mažiau žinot. Tai yra po žalio masažinio kremo, aš kitą labai myliu kremą, tai yra balto gluosnio žievės kremas. Jame yra balto gluosnio žievė, yra figų vaisiaus, mėtų aliejaus ekstraktas. Tai yra vėsinantis kremas, jį galima naudoti ir kaip prie venų išsiplėtimo, jį galima naudoti prie nuospaudos, kada yra, pavyzdžiui, batus nešiojam, naujus batus pranešiojam ir suminkštyti nuospaudos, tos, kurios yra skausmingos. Mažina karščiavimą, mažina prakaitavimą, ypatingai kada būna žiemos laikotarpiu, nusiėmė tas toks nemalonus kvapas jaučiamas. Tai yra malšina skausmą, gali būti čiurnos, lygiai taip pat nuo pačios jūs gali tepti ir lygi kelienų, ir šlaunų. Gana maloniai ant odos pasitepa, labai švelnus, labai malonu, tiesiog odam labai malonu. Prieš uždeginius, prieš artritą, reumatą, prie sąnarių skausmų, tai yra nuostabus dalykas. Antivirusinis lygiai taip pat galima pasitepti ir tas pačias rankas, kada žiemos laikotarpiu mes grįžtam sakykime, iš aplinkos, arba netgi einant į tą pačią aplinką, mes galim ir nosies, aplinkui nosį pasitepti. Pėdų, rankų, alkūnių suminkštinimo, kartais būna toks, kai sakau, suragėjusios, kulnai suragėję, arba apie nagus odeliai suragėjusios pas mus. Mes tikrai galim su jau gana sėkmingai pasitepti. Antimikrobinį poveikį, ypatingai tas, kas mėgsta pirtis, nuėjot į pirtį, įsimaudyti į pirtį, pabuvot, prieš užsidedant savo kojines, išeinant iš pirties, turėkit kremą, paimkit, pasitepkit. Tikrai neturėsit tada grybelių, arba jeigu turit kojų, nagų grybelį, ar tarpupirščių grybelį, tai yra pirma pagalba, ką padėti užgydyti. Lygiai taip pat ir tas kulnų suskilinėjimas. Dezodoruojantį poveikį galima naudoti ir kaip šveiktiklis, ir tonizuoja. Taip. Antras kremas, kurį aš lygiai labai mėgstu ir ypatingai parekomenduoju tam, kam yra, kai programas tu sustatai ir, kai sako, žmogus skundžiasi, jam išaugo kažkokį tai spuogelį, tai vienur spuogelis, tai kitur spuogelis atsirado. Tai mes antras kremas su eukaliptu, mes galim tepti ir veidą, ir kūną. Tai yra, jame yra ramunėlių ekstraktas, eukaliptas, tai yra naikina bakterijų, ląstelių, tą palkalėlį, paviršių. Tai yra lygiai taip pat, kam yra odos tos aknys arba vyresnio amžiaus, tie tokie dekameduodiniai, tos tamsios, tokie, karpos. Karpos tai yra nuo žarnyno parazitų, bet tai yra tamsus, kuriuos įspaudžia, tokie inkštirai. Inkštirai, taip. Galim, kaip naudojas kaip natūralus antibiotikas, pašalina negyvas ląsteles, pašalina iš odos toksinus, prisotina odą vitaminais, mineralais, aminų rūgštim. Mes esam, oda pas mus, mes pagrindė esame, iš vis mes žmogus esam sudarytas iš aminų rūgščių. Padidina naujų ląstelių gamybą, atsinaujimą, vėl tai yra, jeigu mes ar nuospaudas nuiminėjom, ar dar kažkur, tai tiesiog, arba, yra, kad pulnis gana
paskutam stipriai, tai vėl ataugs naujos minkštos odos dalelės. Geriame kraujotakai, žaizdų gydymas, antiseptinės savybės turi. Vėl mes lygiai taip pat jau galim naudotis po pirties, arba netgi tai, kad situacija yra tokia šiandien, atėjom į svečius ir mes iš batų įsimaunam ir kažkaip tai nepripratę, ir kažkas tai kištelėjo tas tapkes, apsiauk tas tapkes, mes taip iš to mandagumo galbūt apsimojom tas tapkes, bet mes nežinom, kas prieš tai tom tapkim naudos. Mes tokiu būdu į svečių galim parsinešti tuos dangų grybelį, kitas kažkokias tai ligas, kurios yra naudos, bet turint tokius kremus, nusiplovėm, parėjom, pasitepėm, profilaktiškai panaudojom, viskas yra labai šaudu. Kremas su levandų ekstraktu, vėlgi mes galim tepti ir veidų, ir nugarom, ir tarp kitko visi kremai yra veisinantys, mes galim netgi vasarą po saulės nudegimo panaudoti. Tai yra kremas su levandų ekstraktu, turi antiseptinių, priešgrybelinių savybių. Pasižiūrėkit, visi praktiškai priešgrybeliniai, o kas ateina testuotas, retas, kuris neturi nagų grybelį. Mes turim tokius puikus kremus, kuriuos mes neišnaudojam. Lygiai taip pat ir rankų nagų grybelių daug kas turi, tuos nagus dirbtinius užauginam, o po to nagų tarp mūsų natūralaus nago ten baisu kas darosi. Antimikrobiniais savybės padeda nuo sąnarių, raumenų skausmų, padeda stiprinti kraujotakos sistemą, didina maistinių medžiagų ir deguonies patekimą į odos ląsteles, sumažina niežulį, paraudimą, ypatingai kada vasarai sukanda uodai, mašalai, kada prasideda tas toks niežėjimas, nes kai bebūtų kraujasiurbiai, jie lygiai taip pat perneša vienaląsčius parazitus. Taip, kad lygiai, kad mus nepultų, mes galim pasitepti prieš tai, jeigu mūsų kandų, tai pasiskubinam patepti, kol dar galima, sakykime, kažkiek tai savo palengvinti. Padeda suminkštyti odą ir padaryti elastingai, ypatingai, kada vėl kojos skaudai mūsų. Ir kūno lasjonas. Gal mes su dovanom kūno lasjono mažiausiai esam turbūt gavę, nes aš neturiu, pati neturiu. Tai yra minkština odą, skatina ląstelių atsinaujinimą, regeneruoja odos kraujotaką, padeda nuo nudegimo, žaizdų, randų, saulės nudegimų, įtrūkimai, egzemos, gausu vitaminų, vitaminas E ypatingai tai yra neleidžia ir sakykime, odos senėjimą stabdantis, drėkina odą, antioksidacinį poveikį turintis. Taip, ir dar vienas kremas, kurį aš mėgstu, tai yra masažinis kremas. Tikrai labai patenkinta šituo kremu, praktiškai tai yra taip iš po dušos, iš po vonios pas mane jis pirmiausiai ritualas prasideda nuo kojų. Tai yra irgi vėsinantis, kurie sudėti yra vyšnių sėklų aliejaus, tai yra vitamino C pakankamai daug, tiesiog aguonų aliejus ir kalcio, vitamino A yra daug, šaiviečių, ramunėlių, eukaliptų ekstraktas, taip ir vėsinantis, ir jeigu mes einam pas kažką tai į masažą, tikrai mes galim nusinešti, bet ir pačiam labai smagu save pasimasažuoti, šito, toks atrodo netgi tu išlengvėjęs kremas. Taip. Ir inkstam, kaip ten bebūtų mums reikalingas skysčių, tai yra viena iš vertingiausių produktų, tai yra mūsų arbata, moringos arbata. Aš apie ją turbūt taip, kad atskirai nesu net ir per daug kalbėjus. Tai yra lapus, tai yra 90 vertingų maistinių medžiagų gausu ir kalcio, ir kalio, beta-karotino, vitamino C, geležies, ypatingai kas tokia turi polinkį į mažakraujystę. Taip, mažakraujystė tai yra parazitai. Neturėsim parazitų, neturėsim mažakraujystės. Lapuose gausu vitamino C 7 kartus daugiau nei
apelsinuose 4 kartus daugiau vitaminų A nei morkose, 3 kartus daugiau kalio nei bananuose, 4 kartus daugiau kalcio nei piene. Tai iš viso, sakykime, turbūt mes kažkokio tai panašaus augalio Lietuvoje nebeturim su tokiu turtingu maistinių medžiagų, kitaip nepavadysiu, kiekiu. Ir tarp kitko labai skani arbata. Skirtai, pakankamai daug yra amino rūgščių, tai yra nepakeičiamų amino rūgščių, mes lygiai taip pat turim. Šiaip ir žarnynų, ir kraujotakai, ir inkstam, ir detoksikuoti viskam nuostabus arbata. Ir lygiai taip pat mes galim naudoti ir kavą, kas mėgsta. Kavas jeigu su moringa yra. Visos kavos yra su moringas. Tai vertas, be galo vertas dėmesio, tai yra L-argininas. Dauguma kitą kartą ir sako, yra čia vyriškas ženklas. Taip, jisai vyriškas ženklas, bet jį lygiai taip pat gali vartoti ir moterys. Tai yra skirtas pagrindė visai šlapimo sistemai, bet kartu ir lytiniai sistemai. Padeda, taip, kam yra problemos su spermos kokybė? Tai yra, spermos kokybė priklauso nuo to, kiek vaikui mama davė antibiotikų. Ir jeigu yra kūdikiui davė antibiotikų, aišku, bus sperma skysta. Ir mum atstatyti, tai vėl gali būti ir mamos nežinojimas arba pačio šeimos gydytojo tiesiog, išeities nematymas. Bet vaikam antibiotikų tiesiog užkertamės ir potencijos, ir spermos kokybė, ir labiausiai kenčia vyrų lytinė sistema. Gerina hormonų darbą, medžiagų apykaitą, veiksmingas užsikimšus venoms ir vėl tai yra, kada yra organizmas mūsų per rūgštus, kraujagyslės stengiasi susitraukti. O inkstai, jeigu nepašalino uždegiminį procesą, nepašalino tų rūgščių perteklių, tai gerdami L-argininą mes trupučiuką atpalaiduosim kraujagyslės, taip, ir išneš tą rūgštingumą ir prasivalys kraujotaka. Vartojimas esant kiaušidžių problemom, skatina inkstų darbą, tirpdo švelniai iš inkstų, lygiai taip pat paveikia ir tulžies latakus akmenis. Normalizuoja kraujospūdį, puikus diuretikas prie širdies ligų, vėl širdies darbas priklauso nuo inkstų. Čia yra trikampis, širdies problemos inkstai, plaučiai širdis, inkstai, plaučiai širdis. Kepenų ligos mažina spengimą ausyse, atleidom kraujagyslių įtempimą, išvedėm toksinus, ausyse to užgulimo mes neturėsim. Turi antibakterinių savybių, gerina hormonų darbą ir apsaugo nuo plaukų slinkimo. Ypatingai, kada mes paėjom, prasivalėm, pamaitinom, mes galim duoti stabdyti plaukų slinkimą. Šitą produktą gana sėkmingai, arba, sakykim, kad ir vyram yra įslinkę plaukai, arba mes moterys įslinkusios plaukus, mes iš tikrųjų galim panaudoti. Visiškai niekada nesukalbėjus apie šitą produktą, tai yra bosvelė su aguonų aliejum. Ir galiu pasakyti, tai yra nuostabus produktas, išskirtinis produktas prie inkstų šlapimo sistemos, nes, kaip aš minėjau, kad kada yra organizme uždegiminis procesas, taip, tai pas mumis prasideda visos problemos su kaulais. Tai yra ir dantys, bliombos, karisas, lygiai taip pat ir sąnarių problemos, nes mums reikalinga nurūgštyti organizmą, kad nebūtų tos rūgštinės terpės. Lygiai šitą produktą galim duoti mes ir vaikam. Pasižiūrėkim, jeigu prasideda karisas, pirmi
dantukai, tie patys pieniniai. Daugumai nekreipiam dėmesio, išdygs nuolatinį, bet jis išdygs nuolatinis, jau jis bus paženklintas, tai kad jis jau bus tas, kuris pieninis buvo su karisu, tie nuolatiniai išdygiai jau bus pirmi, kurie susirgs. Taip, yra nuostabus produktas, nes išskirtinai yra aguonų aliejų pakankamai daug kalcio, koncentruotas kalcis, tai yra pasižymi prieš uždegiminėmis galimas, sumažina raumenų irimą, reumatoidinį artritą, mažina raumenų ir sąnarių uždegiminius procesus, aguonų aliejus veiksmingas nuo uždegimo bei sakykime tai, kad yra galima netgi keisti ir naudoti kaip medicininį vaistus nuo Krono ligos, kada, yra rankytės mes matom. Taip, palengvina sergančių žmonių bronchinę astmą, sumažina alerginės apraiškas, omega 6, omega 9 aguonų aliejus sumažina su plaučiais susidės alerginį poveikį, omega 6 aguonų aliejuje padeda sumažinti blogąjį cholesterolį, bosvelyje padeda nuimti uždegiminius procesus, išlaiko priešvėžinės savybės, tai kaip stiprus antioksidantas, ypač kasos, krūties vėžių, sakykime, ir sergant, ir profilaktikai, kad nesirgt, galim pavartoti ypatingai žiemos laikotarpį, kada mums tikrai tų riebalų daugiau reikia, nes žiemos laikotarpį iš tikrųjų riebesni produktai turėtų būti pasižymę apsauginėmis savybėmis. Ir kitas produktas, lygiai taip pat jį gali vartoti ir vyrai, ir moterys, tai yra palmė, naudojamas padidėjus prostatos liaukai, tai yra prie prostatito, taip, lėtinis dubens skausmas, turint minty mažą į dubenį, sumažėjus lytinis potraukis tiek pas moteris, tiek pas vyrus, migrena tai yra susiaurėjimas kraujagyslių kaklo srityje ir migreną duoda toksinai, neišvesti toksinai iš mūsų organizmų, plaukų slinkimas, naudojamas esant mažam spermos kiekiui, mažas lytinis potraukis, prostatos vėžys, lygiai taip pat ir moteris gali naudoti. Bronchitas, diabetas, uždegiminis kažkoks tai poveikis, kažkur tai poveikis moterims, kada yra subalansuot hormonus ir gali būti pas moteris padidėjęs plaukuotumas tiek ant veido, tiek ant kitų kūno dalių. Lygiai taip pat mes galim jį naudoti ir vyram, kada, pagrindė tai yra su lytinė sistema, tiek vyram, tiek moteriam. Sakykime, šiandien, kai sako, pas vienus yra tas, galbūt ir nuo maisto, galbūt, nežinau nuo ko, kad, kai sako, gyvenam namuose, šeimoje, bet tik tiek, kad gyvenam, bet viens kitam mes jau esam nebeįdomus. Tai irgi kažkokios problemos yra hormonų pusiausvyroje, bet tiesiog reikėtų, sakyčiau, neatmest taip draugiškai vieną mėnesį nusipirkti ir vienam, ir kitam, ir pagerti. Dar vienas pats turbūt geriausias produktas ir inkstam, ir antinkščiam, ir šitą produktą ir rugpjūčio mėnesį reikėtų pavartoti, kada prieš žiemą, nes kada inkstus mes nepavalėm, tada prasideda spalio, lapkričio mėnesį, sušalom kojas, ypatingai, kada tą tašką aš rodžiau paduose, kada mes sušalom kojos,
mažasis pirštas, mažieji pirštai ir tas viduriniai dalis su šalom, su šlapom ir mums jau gali duoti nugaros skausmą. Taip, kad jeigu mes nepasivalėm antinkščius rugpjūčio mėnesį, tai spalis, lapkritis mėnesis mums duos peršalimo, slogas, ligas. Taip, kad išjudyti inkstus iš tos miegančios fazės, kad jis dirbtų ir išneštų toksinus, tai yra produktas astragalas, stimuliuoja organizmo gyvybinę jėgą, tą taškas, kur yra, taip, prijungiant kremą, duodant maisto papildą, ilgamžiškumas ir gyvybė suaktyvinama. Liaudies medicinoje žinomas kaip tonizuojantis, padedantis atkurti jėgas, mažina galvos skausmą, nuovargį. Nu taip, kada toksinus tu išneši iš organizmo, automatiškai tas galvos skausmas pranyks ir tų toksinų nebus to nuovargio. Nebus. Be galo yra vertingas kaip maistinių mikroelementų šaltinis. Tai yra ir silicis, ir fosforas, kalcis, cinkas, titanas, natritis, magnis, kaupia seleną, ypatingai šiandien dirvožemiai mes seleno nebeturim. Ir augalai kenčia. Seleno trūkumas yra kai kurios vakarų šalys, šiaurės vakarų šalys, netgi ima į trąšas deda seleno, kad galėtų patrešti augalą. Kaupia geležį, vėl kam yra polinkis į mažakraujystę. Sudėty yra kvarcetinų. Kvarcetinas taip, tai yra per šitą virusų bangą, tai buvo vienas iš populiariausių kovai su virusu. Kvarcetinas dar vėl išneša ir paskatina išnešti, skaldyti ir sunkiuosius metalus. Ypatingai, jeigu mes dar įjungtume vitaminą C, ten yra visa formulė. Tas, kas turi skiepus, tiesiog savo galėtų palengvinti. Taip, antioksidacinį poveikį turi, prieš uždegiminį poveikį, B grupės vitaminų C, E mažina uždegimą, veiksmingas širdies ir kraujagyslių sistemos veiklai pagerinti, vartojimas hipertenzijas gydyti, turi diuretinį poveikį, padeda pašalinti iš organizmų skysčių perteklių, mažina patinimus ir šiandien yra, kada mes išrašom vaistus ir kraujų spaudimą reguliuoti, bet jis kartu ir yra kaip diuretikas. Nu, taip, jeigu mes turim tokį vaistą, kuris 2 viename arba 3 viename, tai mes automatiškai papildomai turim vartoti mikroelementus, multivitaminus ar dar kažką taip priimti. Bet kada turėtume prie savęs astragalą, mums tikrai to cheminio vaisto nebereikėtų. Mažina patinimus, padeda aktyviai kovoti su iš vis šlapimo sistemoje yra vienaląsčių bakterijų, kurios gali būti prisikabinusios prie sienelių ir va toks jausmas gali būti tarsi neįsišlapinus arba naktį galim po kelis kartus laikyti arba dieną galim ten kas valandą eiti į tualetą. Tai vėl vartojant astragalais atkabins tas bakterijas, kurios dirgina šlapimo sistemą ir tiesiog, kai sako, mes turim eiti į tualetą, bet ne kas valandą. Kovoja su piktybinėmis, sakykime, ląstelėmis, kurios gali išaugti tiek šlapimo sistemos ir lygiai taip pat ir lytinės sistemos onkologija. Skatina natūralią organizmo apsaugą, skatina kolageno gamybą ir audinių regeneraciją. Šitą produktą kartu gali pavartoti ir netgi paaugliai. Ypatingai reiktų pasižiūrėti vaikai, kada pagal metus mes per daug dideli išaugę, per aukšti išaugę.
Taip, kai sakau, smėlio laikrodis, vienu žodžiu, kai sakau, su metais mūsų tas kokybiškai gyvenamų metų skaičius mažėja. Ir turėdami gerus kokybiškus produktus, mes galim tarsi paimti ir sustabdyti tą laiką, tą senėjimo laiką. Mes turim sujungti savo patirtį, išmintį ir tuos produktus, kuriuos mes galim savo leisti nusipirkti, kuriuos mes turėtume leisti savo nusipirkti. Nuo 2002-2003 metų aš iš vis labai daug pradėjau domėtis Tibeto medicina, kinų medicina, iš vis rytų medicina. Tai rytų medicina viena yra iš teisingiausių medicinų. Kada mes norim greito rezultato gauti, mes pasinešim į vakarų mediciną. Šiandien dienai vakarų medicina atsidarus akligatvyje. Taip reiktų pasakyti, nes yra kai kurios problemos, kurios jau yra neįsprendžiamos. Ir tą šiandien jau turbūt ir aplinkoje savo turim, kad eina žmogus pas gydytus, bet tiesiog priežasties neberanda. Tai yra pagal Tibeto mediciną, kada inkstai, taip 80% yra pažeisti, tai mes tik tada pajaučiam, kad kažkur tai kažkas tai yra negerai. Lygiai 80% inkstų, kol jis nepažeistas, mes tiesiog nejaučiam, mes einam, bėgam, judam, bet kada jau inkstų yra 70% funkcijos negrįžtančios, tada jau prasideda inkstų dializė, donorų ieškojimas. Tai ir yra, kad labai svarbu tą problemą pastebėti laiku. O kitas dalykas, nedavest lygiai tos problemos, kad būtų. Turim priemonių, pagal biologinį laikrodį mes ir padėkim. Sausis, vasaris dirbam su inkstais, kovas, balandis dirbsim su kepenim, tada mes neturėsim nei kraujo spaudimo, mes galėsim nebijauti. Tai va tuo sakykime, cikliškumu eidami mes viską daug ką išmoksim. Kaip prasitestuoti save ir pasižiūrėti, kokia iš vis padėtis mūsų inkstų. Tai yra ryte atsibudom, nepasikėlėm iš lovos, mes matuojam savo kūno temperatūrą. Kūno temperatūra turi būti 36,6 plius minus 0,2. Jei kūno temperatūra neatsikėlus lovoje, dar į tualetą nenuėjus, tai žemesnė nei 36,4 įtariama inkstų nepakankamumas. Jeigu temperatūra 36,8 įtariama chroninį inkstų sistemos susirgimą. Taip, kad pagal šitą temperatūrą, ar jinai aukštesnė, ar jinai žemesnė, mes tada matysim ir mūsų kraujo spaudimas, mūsų ritmų sutrikimas ir, sakykime, inkstų sveikus, kada turėsim nuo kraujo spaudimo vaistų nebereikės. Ir pabaigai. Manau, tiesiog noras ir palinkėjimas, kad iš tikrųjų išmokim savo padėti. Kada savo padėsim, automatiškai medicinos mums tiesiog jos paprasčiausiai, aišku, reikės, bet tiek nereikės, kiek dabar, kad reikia. Taip, kad mylėkim save, saugokim save, džiaukimės su kiekvieną dieną ir yra priemonės, jas naudokim. Ačiū.